Šiandien mes svečiuojamės ZIP-FM radio. Sveiki, ne tik žiūrovai. Šiandien mes svečiuojamės ZIP-FM radio stotyje ir kalbinsime jos vedėjas Si arba Silva ir Simona. Silva, Silvona, pasiūk man kapišoną, važiuosim pas kleboną, būsi mano žmona. Kaip jūs gyvenat bendrai gyvenime? Mes ir bendrai ir gyvenam. Mes iš tikrųjų bendrai gyvenam ir bendrai netgi miegam. Bet Jo, čia, vienoj lovai. Taip, dideliai. Labai. Kiekviena savo zoną turi. Taip, nusibrėžėm liniją, jeigu peržengia, tai gauna į galvą iš batono. Baudos taškų gauna. O kaip įsidarbint? Ai, kaip įsidarbint. Aha. Tai nuo to reikia ir pradėti. Nu ką, reikia būti charizmatiškam. Mėgt batoną. Jau tą turi savybę. Ir permiegot su prodiuseriu. Silva tik tai vieną būdą žino. Yra ir daugiau. Ne, iš tikrųjų su nieko nereikia permiegot, reikia turėti. Nežinau, pirmiausia, reikia būti asmenybė gal. Ar yra sunkus darbas radijoje? Šiaip ne, nesunkus linksmas labai, bet kartais būna, kai neturi nuotaikos, pavargęs. Gal radijo gaidys koks pralinksmina, ne? Gaidys? Yra, gaidys visą laiką pralinksmina. Ar turit gal čia gyvūnų, augalų ar dar kažko savo? Turėjom varlių. Vieną parą. Planuojam vaiką. Ar tai bus berniukas ar mergaitė? Nežinom, Mums žinokit. nesvarbu. Sakykit, kaip bendraujat su kolegom? Kaip jūs kolegos? Ar jūs ir laiko laisvo elgesio laidos vedėjų? Čia tai pareiškimas. Laisvą elgesį merginom. Ne, jis sakė laisvo elgesio laidos vedėjam. Taip skelbėsi po anonsas. Ta prasme, ką žinau, mes esam Silva ir Simonu tokios, kokios esam. Kur jūs, pavyzdžiui, ruošitės laidoms? Va čia, galima užgysti ruoštis laidai. Kartais net su Henrika ten įkišam ir taip užspaudžiam. Ir Henrikas, O tai gal yra kažkokių įdomių vietų apskritai šitame pastate, kur slaptų kokių nors vietų? Yra viena vietelė tokia, bet Swingerių mūsų klubas. taip, yra toks swingerių klubas. Nes mes ten einam vakarais ir ten 5 valandą išguža moteris su visokiais pustais rūbais ir su blizgiais rūbais, muzika groja, paskui šviesos užsigesina, ten šoka visi. Džentelmenai pradeda lįsti Taip. į dienos šviesą. Taip, tai ten 5 valandą pats gadas būna. Neoficialus swingerių klubas. Taip. Ir čia yra čia spaudos rūmų. Taip. Supratau, o tai pačios gaminat, pavyzdžiui, kokių nors agurkų raugintų, dar O taip, Pasiraugiam. laisvalaikiu mėgstam labai. Aš tik grįžtu iš karto grėbiu agurką ir augiu. Taip, va, tai čia pagrindinė visa techninė Bazė. dalis zipa. Aha. Čia yra pultas, kur, va, jeigu dabar paspaudžiu tos daiktus, tai jau galėtum kalbėti eterį. Oho. Čia Geras. per šitą takelį groja muzika. Čia galiu stoti. Va, kas dar? Čia mūsų pusė gyvenimo yra. Pusė, Čia- o kur kita pusė? Kita pusė viduje nešiojamės. Arba nespėjom dar užklijuoti. Aš biškai Ne, čia patilinsiu jau- jūsų Oi, garsą. ne. Ne tą patylinsiu. Čia Ateina ir betvarkė iš karto daro. Jis dabar papildė klausytoją ir galvoja, radijai, kodėl čia man nutilo dabar. Štai šią lapkričio gražią dieną mes pakalbinome CC laidos vedėjus Silvą ir Simoną. Iki kitų susitikimų. Ate.